Mano vardas Algimantas, atstovauju kūrėjui kaip jo ambasadorius šitoje planetoje ir Jėzaus partnerės dukros kūrėjos Nebadonijos apaštalas, taip pat visai planetai. Pateikiu dvasinius mokymus, kurie iš tikrųjų yra kūrėjo perteikiamas gyvas žodis mano lūpomis, skirtas jūsų sustiprinimui, apšvietimui ir tuo pačiu žadinimui, kad jūs pabustumėt tą tikrąją savastimi, dvasinę asmenybę, kurią kaip amžinąją dovaną kiekvienam iš mūsų suteikė rojaus trejybė aš esu. Kūrėjas. Štai šitos keturios asmenybės neturinčios pradžios ir pabaigos yra vienintelės egzistencialios. Tai yra pranokstančios net amžinybę. Tai yra amžinybės šaltinis, evoliucijos šaltinis, gyvasties šaltinis, energijos šaltinis ir centras tuo pačiu. Nes iš jo ir kyla visa tobulybė, amžinybė, begalybė. Ir viskas susieina iš kraštų, pakraščių, įvairių visatų į centrą, į šaltinį. Visa kūrinyje kaip kompaso rodyklė orientuota į šaltinį ir centrą. Į rojų esantį kūrinijos viduryje. Kūrėjas suteikia mums visiems visas galimybės, kad mes galėtume šviesėti, patirti tarpusavyje brolystę, gyventi, bendradarbiaujant, nesipykstant, nepavydint, bet brolystę patiriant savo vidumi. Tam reikalingi dvasiniai mokytojai. Visą laiką buvo siunčiami dvasiniai mokytojai. Kūrėjas rūpinasi savo vaikais, siųsdavo šviesos mokytojus. Deja, tamsus gyvulinės kilmės protas, kada dvasios protas nepažadintas, jis yra labai agresyvus, pavydus ir bijantis. O iš baimės tada kitokį nori sunaikinti. Kitokį, kuris skelbia kūrėjo žodį, neša šviesą, tiesą, teisingumą ir kalba apie tam tikrą net bausmę tų, kurie nenori tokio šviesos kelio. Natūralu, kam tokį prisileist prie savęs, kad aš gyvenu kitokio gyvenimo prasmėmis ir vertybėmis. Akis už akį. Taip, man blogai kažkas padarė, turiu atsimokėti dar su kaupu. Kerštas daugelį yra pateisinamas. Pyktis pateisinamas. Pavydas pateisinamas. Taigi natūralu. Net varžymasis tarpusavyje pateisinamas. Konkurencija. Kada Jėzus, būdamas šitame pasaulyje prieš 2000 metų, ruošia dvasinius mokytojus, apaštalus, ir jau artėjant prie savo misijos visiško tėvo valios vykdymo, savojų gyvenimo pabaigos, paskutinėmis dienomis, jis žinojo, kad apaštalai dviejų apaštalų pastangų dėka, Simono Uoliojo ir Petro, gavo 200 kardų, kuriuos
šie du apaštalai išdalino tiems, kurie norėjo juos pasiimti. Iš apaštalų ne visi, pusė tik tai iš jų pasiėmė. Jie pasislėpė po mantiją, nešiojasi tuos kardus. Ir Jėzus tai žinojo. Jis žinojo. Ir štai jau žengiant per paskutinėsis dienas į Jeruzalę, į perėjimo šventę, į savo žūtį Jėzaus nukryžiavimą, apie kurį jis žinojo, Jėzus savo apaštalus sukvietė, kad dar kartą atkreiptų jų dėmesį, žadindamas dvasinį mąstymą, gilesnį požiūrį. Ir tai buvo netoli Livijaus. Štai ką jis pasakė. Urantijos knygos epochinėme apreiškime atskleista. Mano vaikai, su manimi jūs buvote ilgą laiką, aš mokiau jūs daug ko, kas reikalinga šitam metui. Bet dabar aš norėčiau perspėti jūs, kad neatsiduotumėte nei materialaus kūno netvirtumui, nei žmogaus silpnybei gintis nuo tų išbandymų ir išmėginimų, kurie mūsų laukia ateityje. Aš jūs pasikviečiau atskirai vienus, kad galėčiau dar kartą jums aiškiai pasakyti, jog mes einame į Jeruzalę, kur jūs žinote, jog žmogaus sūnus jau yra pasmerktas mirti. Vėl tikrai aš jums sakau, kad žmogaus sūnus bus atiduotas į vyriausiųjų šventikų ir religinių valdovų rankas, kad jie pasmerks jį ir tada atiduos į pagonių rankas. Ir iš tiesų, jei jie taip tyčiosis iš žmogaus sūnaus, net spjaudys ir muš rykštėmis. Ir atiduos jie mirčiai. Ir kada jie žmogaus sūnų nužudys, tada nebūkite nusivylę, nes aš pareiškiu, jog trečiąją dieną jis tikrai prisikels. Įsidėmėkite patys ir prisiminkite, kad aš jus įspėjau iš anksto. Ką šituo Jėzus pasakė apaštalams, visiškai neužsimindamas apie slepiamus ginklus. Ginklus, materialius ginklus, kuriais jie nori apsaugoti Jėzų nuo tų, kurie ketina jį suimti, nužudyti. Jie nori materialiai apginti Jėzaus materialų kūną. Jėzus įspėja. Nepasiduokite žmogiškojo mąstymo, žmogiškojo proto kokioms nors žabangoms. Juk jis atviru tekstu kalba apie nužudimą, mirtį, net pasityčiojama iš jo, kai jį apspjaudys bet kas tik tai norės. Kada sumuš, nuplaks rykštėmis iki kraujų. Be kaltės. Visiškai nekalt. Bet Jėzus visą laiką mokė apie dangaus karalystę ir įtikėjimą į tėvą, ir pasitikėjimą tėvu. Tos dangiškosios karalystės karaliumi. Jėzus nieko neužsimena apie
ginklų buvimą tarp apaštalų. Vis tik tai kreipėsi į jų dvasinį mąstymą. Štai Biblijoje taip pat yra įspėjimas. Senajame testamente, Biblijoje, 10 Dievo įsakymų. Štai cituoju. Tada Dievas ištarė visus šiuos žodžius. Aš esu viešpats, tavo Dievas, kuris išvedžiau tave iš Egipto žemės, iš vergijos namų. Neturėsi kitų dievų, tik tai mane. Taip kalba Dievas Mozei. Nedirbsi savo drožinio, nei jokio paveikslo panašaus į tai, kas yra aukštai danguje. Čia žemėje ir vandenyse po žeme. Nesilenksi jiems ir negarbinsi jų, nes aš viešpats, tavo Dievas, esu pavydulingas Dievas, skiriantis bausmę vaikams už tėvų kaltę iki 3. ir 4. kartos tų, kurie mane atmeta, bet rodantis ištikimą meilę iki 1000 kartos tiems, kurie mane myli ir laikosi mano įsakymų. Nenaudosi piktam viešpaties savo Dievo vardo, nes viešpats nepaliks nenubausto to, kuris naudoja piktam jo vardą. Štai dar vienas nurodymas. Nežudysi. Nežudysi. Neapibrėžiant nieko. Nežudysi. Naujajame testamente Jono Evangelijai. Jono 15, 10, 11, 12, 13 šitie sakiniai. Dar ir anksčiau. Nuo 8 paskaitysiu sakiniu. Tuo bus pašlovintas mano tėvas, kad jūs duosite gausių vaisių ir būsite mano mokiniai. Kaip mane tėvas mylėjo, taip ir aš jūs mylėjau. Pasilikite mano meilėje. Šauktukas. Jeigu laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje. Kaip aš, kad vykdau savo tėvo įsakymus ir pasilieku jo meilėje. Aš jums tai kalbėjau, kad jumise būtų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau. Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Jūs būsite mano draugai, jei darysite, ką jums įsakau. Jau nevadinu jūsų tarnais, nes tarnas nežino, ką veikia jūsų šeimininkas. Jūs aš draugais vadinu, nes jums viską paskelbiau, ką esu iš savo tėvo girdėjęs. Ne jūs mane išsirinkote, bet aš jūs išsirinkau ir paskyriau, kad eitumėte, duotumėte vaisių ir jūsų vaisiai išliktų, kad ko tik prašytumėte tėvą mano vardu, jis visą jums duotų. Aš jums tai įsakau, vienas kitą mylėti. Šauktukas. Dabar iš Urantijos knygos pastraipa.
Jėzus tarė, nuo senovės laikų pranašai žudavo Jeruzalėje. Ir dėl to žmogaus sūnui visiškai dera eiti į tą tėvo namų miestą, kad būtų paaukotas kaip žmoniškojo fanatizmo kaina ir dėl religinių prietarų ir dvasinio aklumo. O Jeruzalė, Jeruzalė, kuri nužudai pranašus ir akmenimis užmėtai tiesos mokytojus. Kiek kartų aš norėjau surinkti tavosius vaikus draugėn, net ir taip, kaip višta surenka savo pačios viščiukus po savo sparnais, bet šito padaryti tu man neleisdavai. Žiūrėk, netrukus tavo namas bus apleistas. Tu daug kartų norėsi mane pamatyti, bet tikrai nebepamatysi. Tada iš tiesų tu ieškosi, bet manęs nebesurasi. Ir kada jis pabaigė šitą sakyti, tada atsisuko į tuos, kurie buvo aplink jį ir tarė. Ir vis tik, eikime į Jeruzalę dalyvauti perėjimo šventėje ir atlikti tai, ką mums priklauso padaryti, vykdant tėvo danguje valią. – 2025 metai. Kažkodėl norėjau pasakyti 21 metai. Lietuva yra pasirinktoji tauta, kūrėjo pasirinktoji tauta, nešti kūrėjo šviesą visai žmonijai. Nebe žydų, lietuvių tauta, kuri pati, nulenkusi galvą, pataikauja blogiai, visą laiką kalba apie karą, gąsdina žmonės ir tą daro vedliai. Vedliai. Tai tokie kaip fanatikai buvę Jėzaus laikais fariziejai, religiniai valdovai, kurie ir pasmerkė Jėzų. Mirčiai. Pasmerkė prieš 2000 metų. Vieną iš 2 vietinės visatos sutvėrėjų. Tvarinys, būdamas, išdrįso mesti sukūrėjui, tėvo sūnui, tokią pirštinę. Buvo įprasta riterio dvikovas, mesti pirštinę, kurį nori iškviesti dvikovą. Tai štai tvarinys metė pirštinę kūrėjo atsiųstam tėvo sūnui, Jėzui. Bet koks metimas. Neįsiklausant į gyvo tėvo sūnaus meilės ir šviesos žodžius. Neįsiklausant, o tiesiog juos sutripiant, kaip ir visų anksčiau buvusių pranašų teikiamą šviesos žodį, nužudant tuos pranašus. Reiškia, fariziejai elgiasi vienodai. Vienodai. Ankstesni jų protėviai žudė ėjusius į Jeruzalę pranašus. Dabar šitie fariziejai žudo Jėzų. Dabar, šiandien, ta pati praradusi išrinktosios tautos statusą, žudo tūkstančius kitų Irano vaikų. O Lietuva remia tokias žudynės. Jie tyli apie tai, kad žūsta Irano žmonės. Kodėl tyli? Dėl to, kad neturi, nors būdami krikščionys, eidami į bažnyčią, neturi gyvo Jėzaus širdyje. Jėzus juk prisikėlė, yra dabar gyvas. Jis yra jau net pakeltas į aukštesnį statusą, negu buvo šitame pasaulyje. Buvo sūnus kūrėjas
save padovanojęs žmogiškuoju pavidalu, gimęs bejėgių kūdikių iš moters įsčių, išaugęs į tą tėvo valios šauklį, savojų gyvenimu pademonstravęs, kaip reikia vykdyti tėvo valią. Štai jis ir paliko visiems nurodymą. Mylėkite vienas kitą, kaip jūs mylėjau aš. Šauktukas. Jono Evangelija. Šitie dabartiniai vedliai, veidmainiai, eidami į bažnyčias, per šventes, Kalėdą švęsdami, Velyką švęsdami, palinkėjimus siųsdami Kalėdų ir Velykų progą, drįsta dabar mest iššūkį tam pačiam Jėzaus nurodymui. Mylėkite vienas kitą, kaip jūs mylėjau aš. Ne, reikia naikinti kitus, kurie kitaip supranta gyvenimo prasmę. Dabar aš dar pasakysiu vieną iš Senojo testamento negeisi savo artimo namų, negeisi savo artimo žmonos ar vergo bei vergės ar jaučio ar asilo, bet ko, kas priklauso tavo artimui. Štai, negeisi kito namų. Reiškia, tu negali geisti kito teritorijų. Tai yra kitų namai. Tu negali savo tvarkos primest kitiems. Ta sako Senasis testamentas. Šiandien aš sakau gyvo kūrėjo, gyvą žodį. Neskirkit nė cento jokiai kariuomeniai, jokiai gynybai. Jėzus pasakė, nėra didesnės meilės negu paaukoti savo gyvybę dėl draugo. Štai, paaukok gyvybę, bet pats jo nenužudyk to priešo, kuris gali kėsintis į tavo draugą. Nežudyk yra pasakyta Senajame testamente. Jėzaus pasakyta, mylėk ir savo priešą, taip kaip mylėjau jūs aš. Nėra išskirtinio, visi yra dvasiniai broliai ir sesės. Todėl Lietuvoje turi būti vedlys tas, kuris turi gyvą ryšį su kūrėju, kuris veda tautą į šviesą, o ne į sunaikinimą. Lietuvos tauta yra pavergta tų pačių fariziejų. Tik jie užima politinius postus, bet jie yra tų Jėzaus laikų fariziejai, kurie metė pirštinę Jėzui, kūrėjui. Ir dabartiniai fariziejai meta Jėzui pirštinę. O juk čia skelbėsi krikščioniškas kraštas, Marijos žemė. O Jėzaus priesakų nevykdo. Reiškia, jie nėra krikščionys. Tik apsimeta krikščionimis. Reiškia, tai yra vilkas avies kailyje. O kaip Jėzus sakė, atskirsit netikrus pranašus? Iš jų darbų. Iš jų darbų. Tai ir vedlius jūs galite atskirti, ar jie yra vilkai avies kailyje. Iš jų darbų. Kokie yra darbai? Žodžiai gražus. Kokie jų darbai atitinka tiem žodžiams, ar ne? Kur ta gerovės Lietuva? Jinai prasideda nuo manęs. Aš sakau, ne save išaukštindamas,
Bet aš sakau taip, koks yra kelias suteiktas kūrėjo, kurį rodė Jėzus visai žmonijai. Šiandien aš rodau tą patį Jėzaus kelią visai žmonijai 21 amžiuje. Čia iš Lietuvos. Kas tiki mano žodžiu, tas tiki Jėzumi, tas tiki tėvu, tas tiki kūrėju. Kas netiki mano žodžiu, tas netiki Jėzumi, tas netiki tėvu, tas netiki kūrėju. Mano žodis yra kūrėjo žodis. Jūsgi kūrėjo negirdite. Aš girdžiu kūrėjo, leidžiu knygas. Kūrėjo mokymų knygas. Išleisiu savo mokymų knygas, kurie yra kūrėjo mokymai perteikti supaprastintai mano lūpomis, kad jums lengviau būtų suprasti. Štai, dėl to lietuvių tauta yra išrinktoji, kad atsirado nors vienas, kuris priėmė tą kūrėjo suteiktą garbingą, šlovingą, bet labai sunkią dvasinę misiją – žadinti tautą, žadinti iš vidaus. Ne kažkokiais patraukliais, dideliais užmokesčiais, atlyginimais, pensijomis, ne. Žadinti dvasioje, žadinti dvasinę asmenybę, kad ji patirtų atsiverimą nuoširdumu kūrėjui ir tuo nuoširdumu paliudytų, kada ateis akimirka ir įvyks dvasinė transformacija. Kūrėjo atradimas savo viduje. Tai yra milžiniška transformacija. Gimimas iš dvasios, tai yra meilės potvynis viduje. Meilės, kuris yra būsena nuolatinė, nuo ryto iki vakaro, nuo vakaro per visą naktį iki ryto. Ir taip visas gyvenimas. Ir štai tada yra brolystė. Brolystė jau nebe vardan žodžio brolystė, bet tiesiog, kad tokia yra natūrali kūrėjo kūrinyje. Viskas daroma visų geroviai, bendradarbiaujant, nekariaujant, nerungtyniaujant vieni su kitais ir slepiant tai, ką vieni sukūrė, kad tik tai užvaldyt kitų rinką, daugiau pelno gauti. Ne, bendradarbiaujant, kad būtų visiems kuo geriau. Visiems. Bet negali visi iš karto suprasti. Kūrėjas siūlo savo šviesą visiems. Bet kas ją priima, kiekviena laisva valia apsispręsti. Lietuva bus šviesos šalis. Jau yra. Tik tai pradžia. Bet jau pradžia kūrėjo perteikiama. Ne šiaip savo susigalvota. Kad iliuziniai visi tie kariniai žaidimai baigtųsi planetoje. Visuose kraštuose. Visose šalyse. Visur, visose miestuose. Atėjo laikas gyventi šviesos, gyvą, be iliuzijų gyvenimą vardan visumos, su pasimėgavimu. Ir kur visur yra pamatas, kūrėjas atrastas viduje, širdyje. Ir taip per visą amžinybę.